7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir bokštelio teisėjai sako, o tu gali patikėti? Tu gali patikėti? Sako, tu atsimeni tenisą prieš 5 metus. Top 50 aš galėjau ateiti, labai lengvai žaisti. Buvo toks lengvas tenisas. Dabar tas bičas sako, kur jisai? Top 4 gal? Top 3 kur jis dabar yra? Aš sako, aš pralaimėsiu šiandien. Tai ką, sveiki visi, su jumis grįžtame po gerų 3 savaičių nesimatę. Grįžta tinklalaidė Teniso pulsas, aš Tadas, mano gerbiamas vyresnysis brolis jau tapęs Romanas Buršteinas, kuris iš tikrųjų įsipylė ne viskį, o burboną. Sveikas. Labas, kaip tu gyvas atlėkė iš pat komentavimo, ne? Iš pat komentavimo pilna įspūdžių, visi apie tenisą šiais laikais, šiom dienom, nežinau, šiom savaitėm. Visi įspūdžiai apie tenisą ir daugiau aš net nieko nesimenu, veikiu, kad nors apskritai gyvenime. Jo, ar gali būti, kad Lietuva tampa teniso šalim? Pastebėjai bangą kokią atsinešė? Vienu metu buvo bokso šalimi, dabar teniso šalimi tampa ir kadangi boksas vyksta daug rečiau, o tenisuką mes galim žiūrėti kiekvieną savaitę, tai aš visai džiaugiuosi, kad pagaliau ten, nežinau, žmonės man, parašo, kad tu čia komentuoji, pasirodo, ne tie, kur ten tie hardcoriniai fanai, bet ir šiaip, pavyzdžiui, vakargi mano veidas buvo per TV3 žinias, nes reikėjo komentaro apie Vilių. O, ir kokį komentarą? Aš ten daug prikalbėjau, bet prikalbėjau, supratau, kad ne vieno gero sakinio nėra, nes jiems reikia sakinį iškirpti. Tai jie kažkaip paėmė sakinį, kad jeigu Vilius bus, aš pasakiau, kad tikriausiai bus 100 kažkada, artimiausiu metu. O jeigu jis bus 100, tai tikėtina, kad matysime daug dažniau turnyruose ATP, žinai, kas yra smagu. O tai ir toks sakinys. Tai aš galvoju, kad keičiame, dar būtinai nepamirškite paspausti subscribe ir pakomentuoti, mums parašyti, ką veikite per 3 savaitės, ar patobulėjote tenisą, ar kažką pamatėte, bet galvoju, kad reikia keisti pavadinimą, ne Teniso pulsas, o Viliaus Gaubo pulsas dabar turėtų būti. Tai reikia tikėtis, kad Viliaus ir Edo, ir Richardo. Šiuo metu tai yra Viliaus Gaubo pulsas. Tai... Šiaip parašykit, kur patobulėjot? Nebūtinai tenisą, koks skirtumas, gal šiaip pradėjot, nežinau, kažką geriau daryti. Seksas yra iš temų, galima tobulėti. Visos temos. Paieškom kokių temų, kur galima patobulėti. Tas pats tenisas yra toks labai geras sportas, kur tobulėjimų yra 20. Kur tu bėgi nuo seksų, vėjai to žodžio, kas čia? Oh my God. Kas čia yra? Paprastas žodis seksas. Visi žmonės mylis. Gerai. Maestro, operator, taip? Va, Šiaip tai iš tikrųjų žiauriai sveikinam ir visą Lietuvą, kad pagaliau, pirmą kartą istorijoje Romoje ATP 1000 turnyre Vilius Gaubas pasiekė 3 raundą, aš kai įsijungiau šycą, žinai, aš per Google vis dar įsimetu, pavyzdžiui, Rome Open ir man išmeta, žinai, ką žaidžia, kurią valandą. Ir aš turiu top 32, Vilius Gaubas, tai Lietuvos vėliavėlė maža tarp legendinių tokių, žinai, Zverevų, Karlitų, Sinerių. Sinerisgi vėlgi sugrįžo, paskui pašnekėsiu. Žinai, šalia Zverevo apskritai pavardė labai gerai skamba. Jo, tai žiauriai sveikinam, žiauriai džiaugiuosi, tik tai galvoju, kad dabar visi labai pradėjo taip sukėlė lūkesčius. Tikėtis labai. Žinai, Lietuvoje aš dabar eidamas galvoju, žinai, Lietuvoje yra 2 variantai, kaip sakyti, 2 maudai tie. Laimėjai didvyris, pralaimėjai gaidys. Tarsime, aš vis pasižiūriu komentarus dabar internete, žinai, nes man įdomu, aš gal kas parašys apie blogą komentatorių, šiaip tobulėjimui, žinai. Ir, tai ką, šaunuolis Vilius gerai žaidė, gavo pamokų iš gero žaidėjo, žinai, ir toks. Tai yra mūsų tautos dalis, mylėkime visus žmonės, bet tik per meilę mes juos išgydysime. O šiaip tai... tie lūkesčiai, aš galvoju, kad neskubėkime skelti lūkesčių. Bičiui dar tik 20 metų. Aš 20 metų žaidžiau Birštone, miškuose dar karą sušokom kokiam. Aš manau, kad neverta lyginti, žinai, kas ką darė, nes čia mes ir su gerbiamu Simu K. kalbėjome apie... Pavardę čia pasakyti, ar kas yra Simus? Tai nežinau, čia gal neigiamam kontekste bus, nes kalbėsiu, kaip jis man nepatiko tam pokalbį. Nes mes kalbėjome apie Diego Deduro Palamero, kuris lietuvių kilmės ir darė nesąmonės ten Münchene prieš keletą savaičių. Tai sako, ką tu veikiai 17 metų. Ir čia yra šiaip blogas kelias, ta prasme, ką tu žinai, o ką tu mokė, ką tu darai ir ką tu, žinai. Mes tiesiog žiūrim į tai, ką žmogus darė, objektyviai bandom žiūrėti. Bet nepamiršk, kad Lietuva, ant ko mes laikomės, visi bizniai ir visa kita, lygintis vieni su kitais. Ar ne? Tai yra mūsų kultūros dalis. Lyginimasis, aš sakyčiau, 17 metų aš tikrai ant grunto negulinėjau po pergalės prieš geresnį traumuotą varžovą. Irgi šapo beje. Tai bet čia tiesiog, čia toks off-topikas, kad nereikia lyginti savęs su kokiais Zverevus 16 metų. Tada atrodytų, kad tu šiaip esi nieko vertas žmogus gyvenime, nes tas žmogus jau 16 ir 17 buvo kažką laimėjęs ten smarkiai. Žinok, čia aš ir savo pagaunu, kad žiauriai daug kur lyginėsi. Blemba, tas tiek pasiekė, ne? Tai, pavyzdžiui, ar pradėkime lyginti, žinai, muzikinę, tarkim, su Freddie Mercury.
Nu, kamon, tai yra vienetinis, tai yra, ateivis, gal apskritai ne žmogus, tai negali žinoti. Žinai, kiti gali sakyti, kad žiūrėk, jau jam 20 metų. Kur jo rezultatai? Žiūrėk, Menčikas 19 jau Miami Masters laimėjo, žinai, tai mes taip negalim daryti. Man 30 gal metų, ne? Man barzda net neaugo normaliai. Tai kaip aš galiu lygiai, suprantate, tai yra dar brandos dalykas. Tai ir daugybė, žinai, kaip ir krepšinį ar futbolė, vieni bręsta anksčiau, kiti atsimeni anksčiau, tai gal neatsiminsi, bet žaidė krepšinį anksčiau. Minimaliai. Aš truputį ne minimaliai, bet daug. Tai būdavo, pavyzdžiui, atvažiuoji žaisti į Marčiulionkę, čia, žinai, Vilniui, ir ten visada Marčiulionkai būdavo 2 gruzinai. Mes tokie vaikai, 14, žinai, ten 2 gruzinai su barzdom laksto. Žinai, tai branda, tai... Žinai, tai nebūtinai netgi, žinai, man užtekdavo mano šachmatų, žinai, kur, tas dydis nėra toks svarbus, bet, žinai, žaidė iki 12 ar iki 14 ir ateina toks, aš mažylis, ateina koks nors, žinai, 2 didesnis žmogus realiai. Alų geriau. Realiai žaidžia jis už mane gal blogiau, bet ateina, užima visą vietą aplinkui, atrodo, kad ką tik kambarys 2 sumažėjęs yra, žinai. Tas lyginimas jis nėra gerai, nes visi tobulėja savo ritmu, savo tempu. Pasiekia savo dalykų ir jeigu tu nori pasiekti, nežinau, kiek Zverevas, turbūt nėra realu, bet jeigu tu pasieksi kaip koks nors, aš nežinau, Laslo Džerė, šiaip random pavardė, žinai. Bet šiaip, ką mes norime pasakyti, kad nesusikelkime lūkesčių didelių, džiaukimės dabar ir čia. Džiaukimės tuo, kad jis galbūt žais kažkada po pusmečio, po metų žais stabiliai ATP turtuose. Mane tai žiauriai nustebino. Aš galvoju, kad aš tau rašiau, kad po kokių 2-3 metų gal kažką panašaus mes išvysime, aš taip galvojau. Ačiū Dievui, aš labai visada noriu įsiklysti, žinai. Šiaip ta pažanga iš tikrųjų, lyginant su pernai, aš ne tiek daug iš tikrųjų Viliaus ir matęs. Yra žmonės, kurie seka jį ten vos ne kas savaitę challengeriuose, bet tarkim, kiek aš mačiau pernai jos Open kvalifikacijoje ir dabar kiek aš matau, man, nežinau, diena ir naktis, gal ne taip atrodo tiem, kurie su juo nuolat, bet smarkiai padidėjo, žinai, agresyvumas, smarkiai, žinai, pagerėjo žaidimas už galinės linijos, daug aktyvesnis, geriau palaiko to kamuolį, daugiau jėgos atsirado visų pirma, nes tai yra procesas. Aš esminį tą skirtumą pamačiau, kad behendas susitvarkė. Pastebėjai, būtų labai ryškiai tokia silpnesnė vieta, atrodė anksčiau kaip silpnesnė, tuo metu auganti. Ir dabar behendus viską gražino, krosas eina, net iš behendo matėm ir porą linijų. Su Džamhūru man žiauriai patiko tas paskutinis gėjimas, kur jau 0-30, žinai, porą kartų rizikuota, nepataikyta, bet jis toliau rizikavo, jis pataikė pas tos taškus, žinai, organizavo, žinai, nelaukia, ko varžovas suklys. Bičiuli, bet kas lietuviams smagiausia, tai kiek uždirbs? Ar žinai, kiek uždirbs Vilius Gaubas? Apie Pem, aš nežinau tiesą. Apie Pem iš Zverevo mačo, apie 30 iš kito mačo, tai pridasideda ir uždirbs 2 400 000. Okay. Aš iš tikrųjų, man pasakė kolega Mantas Krasnickas, jis ten, kadangi jam reikia rašyti apie tai, jis man kažkaip greit pasigūglino, pasakė, nes aš apskritai nebesakau, pastaruosius gal porą metų, komentuodamas net nesakau pinigų. Laimėjo, nežinau, toks kartais Wimbledone nepasakau, žinai. Bet... Žinai, kada man keista būna, kai Vilius žaidė prieš Zverevą pirmam sete ir tu matai, kad Zverevas vaikšto, niekaip neužsikuria mačui ir taip ir aš, visą galvoju, bet tai dėl 50 000 žaidė. Bet paskui prigalvoju, jisai multimilijonierius, ko gero, žinai. Pas jį, man atrodo, šiam 2 milijonai. Jo, tai yra milijonai, aš galvoju, tai reiškia, tau 5 štuk, tai reiškia, ne pinigas, dėl to tu taip žaidė. Supranti, jie dažnai labai kokioj Laimerio taurėjai, kur ten, žinai, dideli pinigai, ar ten dar kur nors pardomosiuose turnyruose, jie tikrai neišsineria iš kailio. Jo. Tai sveikinam, tikimės. Šiaip aš tai nieko nesitikiu, aš tiesiog linkiu judėti tą pačią kryptim, kaifuoti ir nepamiršti, tobulėti, nepamesti. Gali palinkėti, žinai ko, sveikatos reikia palinkėti. Jo, labiausiai, nes stilius sunkus, kuris pasirinko, bet jis labai gražus. Man labai patiko, kad jis pradėjo gražinti kamuolius. Supranti, anksčiau būdavo daugiau rizikos. Visada ant rizikos, tai ten paieško, o dabar jis gražino, kantriai, nors taip ATP turėjo visi ir žaidžia, jie gražino. Iš tikrųjų, matai, 1,78 m ir kitaip, žinai, vis tiek pavyzdžius turi imti iš kokio Švarcmano, iš dabar iš Bajaso, man bičiulis per... Švarcmanas tai 1,40 m buvo. 1,70 m, už mane netgi žemesnis, bet... ten tiek 7 cm, nežinau kiek jie lemia, bet pavyzdžiui dabar yra Lerneris Tienas, žaidžia irgi taip labai, taip žinai, nepatogiai varžovui, ten tokie ilgi apsikeitimai, nepatogus kamuoliai, tiesiog tu negali dominuoti tokio ūgio būdamas, bet tu gali žaisti su daug kuo taip, kad varžovui būtų nepatogu. Tai kad Viliui būtų sėkmės, dabar dėk ranką čia, 1, 2, 3, Gaubas darysim, gerai, kad palinkėsim šūkis bus. Jo? Visą tai atrodo labai 1, 2, 3, Gaubas. Labai geras šūkis, ačiū. Šitą iškirpsim gal? Ne, čia labai geras dalykas. Man visą patinka keisti dalykai. Jie iš tikrųjų keisti, jo. Taip, be keistumo. Tai vėliau pirmin ir iš tikrųjų mes nesimatėm, nežinau, praleidom Barcelona Open, neapkalbėjom Madridas,
Münchenas. Münchenas šalia Barcelonas jie lygiai greičiai. Jo, ir dabar vykstanti Roma pats įkarštis, atvažiavai. Šiandien aštuntfinalis. Jo, aštuntfinaliai, paskui paprognozuosim, bet galbūt trumpam, aš buvau Barcelonai ir norėčiau trumpam papasakot, kaip man ten sekėsi. Galima? Varyk. Ne, nevarysiu. Kodėl? Užduok klausimą. Aš pamiegosiu. Kokiu klausimu? Šiaip, aš pasakysiu, kaip man atrodė iš šono. Barcelona toks žiauriai geras 500 turnyras, kur viskas yra labai šalia, viskas suspausta, visur yra daug gerbėjų, visi cypia, rėkia, kaukia ten, supranti. Prieš mačą stovi žurnalistė, kuri užduoda klausimų žaidėjams, kas yra šiaip man nematyta. Tai šitą nemačiau. Tarsi žmonės laukia, tam tikrai pėveliai, tokiam koridoriuke, laukia, ir stovi, žinai, ispanų žurnalistė ir po vieną klausimą visiems užduoda. Ir prieš mačą mažiausiai... Koks žaidėjim užduodas? Jo, žaidėjim. Mažiausiai tau norisi, žinai, kalbėti, žinai. Tikrai. Ir prie mačo interviu naujas. Toks vienas būna, vienas sakinukas ten, žinai, kažką pasako Alcarazas, kažką Džerėje ten tarpusavį žaidė, žinai, beje, ir dabar šitam turnyrė irgi žaidė tarpusavį. Tai toks, žinai, man buvo keista, aš nelabai girdėjau, kas ten kaip. Bet va tas, žinai, toks aistringas toks palaikymas, žinai, tas man labiausiai, žinai, įsiminė. Tai va, o šiaip kažkokiu aplink dalykų, tai žinok, visiškai ne, tai va čia jau tavo eilė. Aš tai tik, beprotiškai vėl gražus turnyras, vėl pasisekė oras, nors žadėjau lyt. Tu buvai ketvirtfinalio dieną, kur buvo įspūdingi, turėjo būti įspūdingi, bet jie buvo tokie, pavardės buvo įspūdingos. Pamačiau tai, ką norėjau iš tikrųjų pamatyti, ar tikrai taip, žinai, įsikeliu savo, ar tikrai Carlito yra tas, kuris galva virš, ir ar tikrai Holgeris Rūnas yra tas, kuris vysis Carlito irgi yra galva virš visų. Nu, kaip mes šnekame apie dabartinius, kas valdys tą teniso viršūnę. Žinai, labai norėjau pamatyti, nes būtent Rūnas su Kasparu Rudu žaidė. Tu matėjai Rūnę Rudą, tu matėjai Alcarazą de Minorą. Taip. Ir tu matėjai Hačanovą, Davidovičių Fokiną ir minimaliai ir 12 minučių, nu gal daugiau, visą susisipo. 4 minutės Cisipa su... Nusėmė Stefas dėl traumų. Tai labai akivaizdžiai matėsi, kad traumuotas apšilime. Aha. Ir labai buvo keista, kad apšilinėja. Nors visi matau, kad let's go, žinai. Bet matau, kad žmonės nepastebi, jis labai klysta apšilime, žiūriu, taip niekad neklysta, Cisipa, žinai. Tam kažkas nuo nugarą buvo, kažkas. Nežinau. Jo, bet jautėsi, matėsi blogai. Mačiau, klysta, aš taip sakau, Iglė, mes to įvarysim, žinai. Kodėl, sakau, traumuotą, žinau, tai kad muša. Wait. Ir muša ir medical timeout. Ir dabar Romoje įvyko revanšinė kova, ne? Jo. Bet jau normaliai žaidė. Normaliai žaidė ir Fisas laimėjo, jau net raketė, matyt, nebevadeda. Matyt, jau naujų reikia dalykų, žinai, iškoti. Matai, vis tiek tas sezonas yra ilgas ir, žinai, tas kaip gyvenimas. O ką pamačiau labiausiai krito į akis, tai kokybė ir kito lygio, iš tikrųjų, stabilumas truputį painvestavau, kad sėdėčiau labai arti, labai norėjau matyti trenerius. Kiek painvestavai? Jau sakyk, visiems įdomu. Bilietas 108 ar 201 bilietas buvo. Bet čia visą dieną? Jo, visą dieną. Ta prasme, open air, čia nėra kitaip. Negražino tau Pam už Cicipo traumą? Ne, aš dar damečiau 40, tik to buvo fainai, alus geras, viskas tvarkoja, pizzas skanės, žinai. Tai pamačiau, kad taip išsiskiria Carlito iš tikrųjų, kai tu sėdi prie pat, labai kitaip matosi, žinai, negu telekė. Taip, atrodo, kad ne galvo aukščiau, o 3 galvom aukščiau. Tu šonų sėdėjai? Jo. Tai žinai, vis rankštos įdėjosi čia šalia. Kur nuotraukas šiandien supratau? Su Carlito? Nu, ne, šiaip tos. Aš parodysiu paskui. Gerai. Arba siūsiu gal įdėsit. Kur kaučiai sėdė, žinai, viskas faina. Bet jis net nesušilo. Aš buvau pakęs, kaip jisai lankščiai, kaip lengvai juda. Jis net neįdeda, atrodo, jokių pastangų. Minimaliai, kaip mes matom tuos laidus, visą kitą, tokius subėgiojimus, kur atrodo kosmose, ne? Ten atrodo jam taip lengva. Atrodo, kad jis gimęs ant grunto, žinai? Būtent toks, tas ispanų, tai buvo labai, labai smagu pamatyti, kad ir įvertinti, kas yra de Minoras, kuris Australian Open finale žaidė prieš Sinerį, tiesa? Ne finale. Ne finale, pusfinaliai noriu pasakyti. Kažkur žaidė. Blem, man atrodo finale, žinau. Ne, finale žaidė Zverevas. Jo, susineriu tai pusfinalį. Ne, šiaip de Minoras viskas su juo gerai, tarsi, tik tai jis nėra gimęs grunto žaidėjas, jis tiesiog toks darbinis. Bet jis augo Ispanijoje, ne, de Minoras? Nu jo, bet jis vis tiek. Bet pavyzdžiui, esminis, kad jisai taip sunkiai
Buvo, atrodo, kad smūgį padaro 10 iš 10, jau neįmanoma paimti. Deminoriui maksimalų smūgį, Karlitui tai yra pusę kojos atmušamas. Deminoras neturi tiek jėgų iš tikrųjų, nes nepramuša. Jis tiesiog darbinis žaidėjas ant grunto, ant hardo šiaip irgi iš tikrųjų. Tai sakau, kad... Talento prasme tai skiriasi labai iš tikrųjų, jis kitur įma. Ir tai labai akivaizdžiai matys, žinai, būtent čia labai keista buvo, aš galvau, kad vis tiek top, Deminoras buvo 7 tuo metu, man atrodo, kažkas ten tokio. Jo, žinai, bet Deminoras stebino, kai buvo ir 20, ir 15, o dabar stebina 10, žinai, tiesiog, jeigu jūsų gamta šiek tiek, žinai, neapdovanoja gal kažkokį talentų, bet turi, žinai, daug gerą charakterį, žinai, geras kojas, pavyzdys, kuo tu gali tapti. Jo, tai supratau, kad tikrai čia yra legenda, jei Karlito bus sveikas, mes turime legendą, vienareikšmiškai, ir kas labiausiai nustebino, kitas mano labai mėgiamas tenis, aš norėjau tik įsitikinti, ar tikrai jis mano mėgiamas, žinai, tai Holgeris Rūnė, Rūnė, nežinau kaip yra užsakyti, su Kasparu Rudu, ir aš pamačiau, kad labai panašaus lygio yra žaidėjas kaip ir Karlito, žinok. Jis viską moka. Ta prasme, jis taip mušė, ta prasme, jis atrodo žaidžia pusę savo, jungia 5%. Šiaip Rudas atrodo prastai tame mače. Jį taip nustumė gilin į kampus ir viskas. Taip suskirstė kamuolius Rūnas, kad buvo šakė. Tai man paliko žiauriai gerą įspūdį. Rūnas labai gerą. Ta prasme, wow, žinok. Žiūri ir atrodo, kaip lengva jiem atsistatyti. Pavyzdžiui, kiti žaidėjai nėra tokie atletiški, neturi tiek raumenų. Jie po to, žinai, po mačo žiūri, kad jie visai gyvi, o kiti po mačo, žinai, ten jau eina, jau ten jau... Žinai, aišku, jie ir jauni, bet žinai, Rūnė šiaip iš esmės moka viską tenise, tik jam yra čia didžiausias problema. Ir jau perinant truputėlį gal labiau prie Madrido ir prie Kaspero Rudo, irgi toks bus truputėlį... Patyrė fiasko Barsoj ir prašau, Rudas patyrė... Norėjau sakyti tokį vulgaresnį žodį. Ekstazę. Matai, šiaip, žinai, ekstazė ten, žinai, jam nelabai tinkama žodis, nes jis toks gana ramus, stoiškas, toks, žinai, tikras, žinai, vikingas, ten skandinavas, bet šiaip mes apie tai kalbėjome mūsų eteriuose, kažkurios transliacijos metu, netgi specialiai buvo pauzė padaryti, ten kažkokia buvo ir įdėjo įrašą iš praeito dienos konferencijos, kur Kasperas kalbėjo apie tai, kad turėjo problemų psichologinių, kur ant jo tikrai nesimato. Jo, jis tau nerubliovas, jis tau tikrai nieko neparodys. Ir kad suprato, kad reikia kreiptis pagalbos. Toks atrodo, žinai, žmogus, kur daug nepasakys, žinai. Bet pasakė gana atvirai, reikia pagalbos. Ir kaip senos kartos atstovai sunku suprasti, kad žmonės, profesionalūs sportininkai, lankosi pas psichologus. Ne, iš tikrųjų jisai ir kalbėjo, kad jam pasidarė taip blogai sezono pradžioj, kad jis suprato, kad be pagalbos jau nebeišsisuks. Man dabar aktualu irgi iš tikrųjų, bet čia irgi jau off-topikas truputėlį gal. Neskubėk. Šiandien mes, kai rašinėjame, vakar buvo pati stipriausia pilnatis. 100%, todėl ir daug nesusipratimų, dabar viskas, žinok, ramiai stos į savo vietą. Tai va, tai jo mintis buvo tokia, kad prieš 2 savaitės buvo man geriau negu prieš 3 savaitės, prieš savaitę geriau negu prieš 2 savaitės ir dabar geriau negu prieš savaitę. Žodžiu, jo situacija gerėja, tai va tau ir Barcelona, tada, žinai, viskas tas procesas tęsiasi, žinai, Madride buvo geriau, nes kiti gal kaip tik atvirkščiai sureaguotų, žinai, kad... Dabar tokia pati situacija, Iga Šventek išgyvena tokia pati situacija. Bet jinai nuolat su psichologija ir ten yra kažkokias Bet ten nepastebėjo, kad psichologija prasidėjo, kai... Matai, jinai krito prieš tai, ar Madride, ar Romoje, jinai važiavo į dėdės laidotuvės. Ir tą pačią dieną grįžo ir vėliau žaisti, ten buvo tokia istorija. Ta prasme, čia true. Ir žinai, dar kita istorija, jos santykis su to psichologija. Aš nežinau, kas ten pasakė. O nepastebėjai, kad jos psichologija suprastėjo, kai atsirado Sabalenka? Šiaip gera varžovė. Supranti, anksčiau, nebuvo niekas, kas arti, ne? Labai lengvai šiaip. Dabar atėjo Sabalenka ir... Buvo sezonas, kai turėjo 10 000, žinai, reitingo taškų, tai yra 10 000 surinkti, o persekiotoje ten turėjo 4, gal, žinai. Ten buvo On Žaber, buvo čia prieš. Buvo tokių, kad... Kur dabar On Žaber ar visos kitos? Ar Žaber fiziškai Graikija, pamiršau tą pavardę. Graikija iš viso 100 dabar. Taip, kur Sakarė, jo? Netflixai buvo, kaip ten, Netflix, tai Breakai vadinasi serialai. Jo, tai dabar sakyčiau, dabar Sabalenka yra ta labai nebloga kinė, kur stabiliai gali žaisti, pavardės nepasakysiu, Ženk, Guenk, kažkaip. Koko Golf, žinai. Koko visą laiką ten vietoje, Koko visą laiką vietoje, dar porą amerikiečių man žiauriai patinka, man ir Pegulo patinka labai, ir Navarro žiauriai agresyviai. O kas Australija laimėjo, dabar pamiršau pavardę, bet irgi amerikietė. Irgi amerikietė, Keys. Jo. Madison Keys, jo. Žodžiu, yra šiaip visai staiga neblogų, plus dar iš to šalies, kur mes neminėsim porą visai padarių žaidėjų. Tai... Net iš tikrųjų, kad tenisininkai susiduria su didžiuliu spaudimu, čia kaip mes šnekėjom, kad neužkraukime savo
savo, tiesiog palaikykime, linkėkime sėkmės, bus daugybė nesėkmių, nes kad pažinti tenisą reikia, galvoju, įsijungti tenisų pulsą visų pirma. Papasakosim, kas yra tenisas. Arba supažindinti, kas mažiau, kad tenisas yra vienas sudėtingiausių sportų, nes tai yra ne komandinis sportas, tai yra vienas labai kompleksinis dalykas, kur važiuoja, kai mini dviratį, yra gal kokie 7 aspektai, 8, gal dabar, aišku, mane užmėtis kažkokiais dalykais, gal 15 tenise, gal 30 aspektų, kuriuos reikia dėmesį atkreipti. Tas, kalbant apie Vilių, beje, greit sugrįšiu prie mačo su turbūt Šapo, kur gal ir su Žamhūru buvo tas pats, kur buvo porą epizodų, kur Vilius tą raketę taip pakelia ir labai greit supranta, kad ramiai, tai čia yra fantastika. Ir greit nuleidžia. Tai yra fantastika. Labai greit grįžo į tokią ramybę. Šapo, matai, pakėlė raketę ir nenuleido. Bet jis, žinok, norėjo taip. Tai jau matėsi. Jis jau norėjo, jis laukė tos progos, žinai, nes kai jau viskas blogai, tada raketę sulaužai, galbūt tada, žinai, kažkoks, žinai, arba susipyksi su kažkuo ir tada, žinai, tą motivaciją vidinę gauni, žinai. Šiaip, žinai, sudaužyti raketę yra labai blogai tenis, ar ne? Nežinau. Tai va, aš nežinau, nes iš tikrųjų, supranti, Nadalis nesudaužęs raketės, pasirodo. Jo, bet tu supranti, pavyzdžiui, žaidžiu padelį. Sudaužėjau raketę padelį? Ne, aš neturiu tiek pinigų daužyti raketę. Kiek padelio raketė, vis tiek 100 PM? Nuo 100 iš tikrųjų, nes aš kažkur pasirodo gavau pigiau tą raketę, nes aš dabar žiūriu internete. Iš rusų, blėt. Žodžiu, už 2 PM parduoda internete. Oficialus tiekėjas, o aš kažkur už 100 gavau. Čia nežinau kaip. Tai gali ir 9 pirkti. Aš iš tikrųjų neįsivaizduoju ten tos rinkos, bet net nesvarbu, žinai, aš mačiau, žinai, kaip kai kurie žaidėm čia praeitą savaitę tokia trenerė su mumis žaidė prieš mus. Graži? Tašką pralaimėjo ir kai dėjo tą raketę į grotas. Ir aš toksai. Atsiųsiu paskui nuotrauką, parodys kokią tai. Nuotrauką atsiųsiu. Tai supranti, ir man kartais būna toks. Bet aš negaliu to padaryti. Čia ir moteris yra šalia. Čia tas pats kaip kokiam badmintone. Tu padarysi bet ką ir tas raketė užplenai 15 dalykų, tu negali net bet kokiam skvošė, gal ir gali truputėlį, nežiauriai kita yra. Tai va tas yra, žinai, savęs tas suvaldymas, sekundę 2 tau reikia susivaldyti, paskui tu jau ramus. Aš dabar buvau masažė, ką tik iš masažo. Pas Vaidą, nes dirbau, tikrai nežinai gal. Bet žinai. Nuotrauka bus? Bus. Gerai. Nuogo. Jisai dviratininkas. Ačiū, jisai. Ir jisai labai... ir jisai pasakojo man dabar kaip tik... Be nuotraukos šį kartą. Kad yra vienas dalykas, kada prasideda nesėkmės, kada prasideda spazmuotis, tai viskas prasideda čia. Sako, ir tenise čia. Jisai dirba su sportininkais, su visokiais žmonėmis. Ir sako, labai geras yra pratimas skaičiuoti, vardinti mėnesius atbulinę seką, kai tu žaidi bent 2 kartus ir man jau labai paspaudė kažkur kaklą. Ir man taip skadėjo, aš paskui nebeišgirdau, kažkokie smegenų žievelį ten susitvarko, kažkaip ten pasidaro. Tai yra moksliniai tyrimai. Labai sunku, žinok. Bet tai yra gruodis, lapkritis, spalį. Ta prasme, bet žaidžiant. Tuomet žaidžiant. Jo, būtent žaidžiant. Bet kokį sportą, bet ką darant, sako, tai tada susitvarko vėl, tu atsileidžia tavo psichologija ir tu vėl gali mėgti. Žinai, visą tai yra teorija, žinai, kaip, pavyzdžiui, susipyksti, žinai, santykiai susipyksti, turi, žinai, kažkiek ten laiko kvėpuot, kažką ten, come on, ta prasme, tuo metu nebūtinai tau tai pavyks. Tai aš žiūrėjau, tenisas yra žiaurus, negailestingas. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad tenisininkai žaidžia beveik, turi maks 4 dienas pailsėti. Taip, ir eina turnyras po turnyro. Ar tu pirmadienį ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį atsikelsi lygiai taip pat besijausdamas? Gal sportuodamas, gal sportavai 2 valandas, gal 3 valandas, gal užvalgiai. Žinai, šiandien aš panašiai vyšiau temą, kad nuo to priklauso, žinai, daugybė rezultatų. Žaidė Alcarazas su Hačanovu šiandien. Mačiau setas. Prapiltas, jo 12 val. Pradėjo, ten 11, tai aš pradėjau, žinai, taip svarstyti garsiai, žinai, jeigu pradžia 11, tu turi atsikelt, tu turi papusryčiaut, ateis pas tave kokias... 3 valandas tampos ir daro pratimus. Ateis pas tave koks nors, žinai, dopingo dar kontrolierius 6 ryto, žinai, tau, sutrukdys miegui. Nebūtinai, bet gal atei, žinai, tada tu turi pavalgyti. Tada esi laisvas, išleidi moteris 5 ryto, kad treneriai nepamatytų, tai vėlgi, žinai. Jo, tada supranti, tampiamasis, tada normalus apšilimas, tada jau tas jau visiškai apšilimas, ir tu, žinai, visiškai normalu, kad Alcarazas ir šiaip pramiega pirmą setą dažniausiai, čia toks buvo, matėsi, kad, žinai, dar bando įsitraukti, visą kitą, o Hačanovas jau, žinai, jau atrodo toks, žinai. Bet žinai, kad būtų sėkmė tenise, tenise irgi reikia sėkmės. Žinai, reikia tokio nusižvalgti, kad varžovas kartais būtų neišsimiegojęs. Bet to irgi nebus, nes galbūt tas laimėjimas, galbūt tu esi prastesnis, bet tas laimėjimas tau dadės po pusės metų psichologijos. Vilis Gaubas su Šapovalu, žinai. Jeigu Šapo žaistų geriausią tenisą, šansų turbūt nėra. Bet reikia, kad Vilius žaistų gerai, kad Šapo žaistų truputį blogiau. Ir viskas. Ir Vilis puikiai
Supranti, bet ne kiekvienas gali pasinaudoti tą progą, žinai, čia irgi yra niuansas. Taip. Prieš Zverevą reikėtų, kad Vilija žaistų labai gerai, Zverevas žaistų šiek tiek blogiau. Didn't happen. Zverevas žaidė ypač antram sete, žinai, labai gerai ir tada tu tiesiog, nėra variantų. Taip, iš tikrųjų, psichologijos daug Rūdas susidūrė ir iškėlė Madrido taurę, 1000. Staiga pradėjo žaisti gerai. Fantastika, ta prasme, aš niekada nebuvau fanas, žinai, Rūdo. Mes susirašinėjom, man atrodo, per finalą, ne, žiūrėdam. Ir aš sakau, blemba, koks fainas tas Rūdas. Jis kaip stengiasi, jis kiekvieną tašką. Čia panašiai, turbūt kaip Deminoras, bet aukštesniam lygiai ant grunto. Nes atrodo, kad kiekvieną tašką jisai vis labiau stengiasi, žinai. Stengiasi, nes nėra kitų variantų. Kad baigėsi jėgos, jis dar daugiau pastangų deda, dar daugiau ir dėl to man taip patiko, žinau, kad... Ypač, žinai, prieš Draperį, žinai, irgi nieko neturiu, bet, žinai, vis tiek nėra kaip ir grunto žaidėjas, bet dominavo, čia, žinai, porą savaičių. Draperis bus geras ant grunto. Jis jau žiauriai patobulėjęs ir šiandien tampėsi šiek tiek su Korintenu Mute, su Mute turbūt... Matėjai Rūną su Mute. Čia dabar keliamės į Romą 1000 turnyrą, kur buvo labai nervingas Rūno ir Mutet. Mutet ar Mutet? Mute. Čia tas, kur su muzika kūrė. Čia tas, kur reperis. Kur daužo raketes, kur visada, jei kažkas nepasisektas, trumpina, dropina, žiūrovus pajungia. Super mega talentingas. Iš apačios paduoda. Santiago žaidė prieš Džerį vietinį. Man jis žiauresnis už Kyrgiosą yra. Savo elgesiu. Savo elgesiu jis turbūt labiausiai erzinantis šiaip turi. Aš tokio kito tikrai nežinau. Dabar įsivaizduok, ateini pažaisti padėlį, ne? Ir ateina prieš tave žiauriai talentingas žmogus, kuris iš tavęs, atsiprašant, išsipisinėja. Ir tiesiog mušinėja ir tu nieko negali. Ir tu vis tiek gražina. Tu supranti. Ir jam vis tiek tai trauma, tai skauda. Žaidžia Santiago prieš Džerį, kurio senelis ar ten... Teta organizuoja turnyrą, netgi kitokio lygio. Iš esmės, jo šeimos turnyras, ateina visą publiką palaikyti Nikolasą Džerį, kuris šiaip yra fainas žmogus. Tai žinai, fainas žmogus nėra profesija, žinai, tu gali jį aplošti, nieko blogo, žinai, bet Mute... Kodėl? Yra Žemaitaitis? Jo. Tai supranti, kažkurio metu Mute pradeda padavinėti iš apačios. Paduoda, laimi tašką, džiaugiasi, vaikšto, žinai, publika ten švilpia, žinai. Viskas kaip ir normalu, galų galia laimėjo, kažkaip ten pasisveikino su Džerį, kažkoks buvo pašnekesys ir tada jis toks kaip Džokovičius pradėjo publikai rodyti, žinai, širdį, žinai, visas 4 pusės. Ir aš nežinau, man atrodo, ten buvo norinčių išbėgti, žinai, su Mute pasikalbėti. Toks, žinai, kur ir sako, man patinka, man visi patinka, žinai, aš noriu, žinai, ten taikos pasaulį, žinai, o jie švilpia visi neįmanoma išgirsti. Tada ir kavos prašo, ne, man atrodo, ką negaliu aš kavos, gal tu duok ir kavos teisėjo bokštelį. Jam kažkas nespamatė, kad kažkas su kažko jie muštis, paprašė žiūrovo tada, gavo iš tribūnos atsigėrė, žinai, iš kažko. Imk tą gurkšnį. Jo, čia obuolių sultis, dar kartą primenu. Matote viešai, kaip po 28 metų pertraukos be alkoholio. 30. 95. Pertraukinikit, kolega. Gerai, atsiprašau labai. Taip, kaip jaučiasi pirmasis gurkšnis su šios skaistaus burbono? Tai klausyk, kaip pasakok apie Mutės Rūnės, aš tuo metu kitką pamatau. Jo, tai buvo tiek nervų ir matai, kad Rūnas yra tikrai geresnis, ta prasme, akivaizdžiai geresnis, bet tame mače jis buvo prastesnis, nes jis įsivėlė į Mutės žaidimą. Pavyzdžiui, jam paduoda tą slaisą gilų išeinantį, žinai, ir atrodo, ir palieka visą aikštelę, bet Rūnas kažkodėl gražina būtent jam kamuoliuką, žinai. Įsivėlė, nervavosi ir aš galvoju, kad po to mačo Rūnas tiesiog rūbiniai turėjo ištrankyti tam viską, žinai. Nes po tokio mačo iš tavęs atrodo, kad, truputėlį iš tavęs išsityčioja, žinai. Matai, čia toks kaip ir mokomoji medžiaga, iš tikrųjų. Tarsime, labai, aš kaip tik šitam turnyrė pradėjau, žinai, visai mastai apie dalykus, tai kad čia tikrai nelaimi geriausias žaidėjas, čia tikrai laimi tas, kuris kuo daugiau problemų sukuria varžovui. Ja. Ir ypač ant grunto. Labai apsunkint. Bet matai, Draperis pasiėmė pamoką ir Romoje Draperis tą Mutet. Aišku, pirmą setą jis pralaimėjo 1-6. Tai tu suprato, kaip reikia žaisti. Jo, bet aš turiu minėti, kad tai nebuvo toks, kad, žinai, supratau, pradėjau dominuoti. Ne, vis tiek reikėjo sunkiai dirbti, ypač trečiam sete, kur buvo 5-4, ten, žodžiu, sunkiai vis tiek, bet aš galvoju, kad ir Rūnas įveiks vis tiek. Tokius visada įveikia tas aukštas meistriškumas, žinai, čia reikia labai aukštas. Bet aišku, žinai, kai truputėlį jis įlenda į tavo galvą, tada norisi, žinai, labiau galvoja apie tai, koks jis yra asmuo, o ne tai, kaip čia reikėtų žaisti. Tas yra problema turbūt. Reikia galvoti apie tai, ką reikia daryti. Tai dar labai labai didžiulis dalykas įvyko, tai sugrįžimas. Sineris grįžta po dopingo, aš vėl pafollovinau Sinerį, man jis vėl patinka. Ką manai apie tai? Man jis patiko visą laiką. Beje, kur dingo tavo bičiulis, draugelis, nežinau, virtualus draugelis Nikas K?
Kažkur prapolė žmogus. Dabar gamina biškai. Nes nebėra žinučių apie tai, dabar mačiau, kad nusipirko Lambą. Nėra laiko tada jau. Bet iš tikrųjų didžiuojasi tą mašiną, bet Rolas tą pačią mašiną važinėja. Tai tiek pinigų privarinės, tai žinai, tai jau galėjau kažką įspūdinės. Bet dabar džiaugiuosi, mačiau savo šuniuką, jis turi taksiukus. Iš tikrųjų nėra laiko rašyti. Nėra laiko rašyti apie Sinerį tada, nes šiaip rašinėja Nikas kiekvieną savaitę. Jo. Stabiliai. Bet yra klaustukas, kad galbūt pasirodys Roland Garrose. Nikirijos. Nedaug liko laiko, bet... Pirmame etape šiaip galėtų sužaisti tarpusavį. Tai žinai, toks, bet faina, kad grįžo Sineris ir labai pasilgo, iš tikrųjų man žiauriai truko jo tenise. Žiauriai. Man galbūt jo Romoje netrūksta, bet šiaip, nes vis tiek ne jo yra tas gruntas, vis tiek iš čia nėra prastas labai žaidėjas, bet nėra ir labai kažkoks ten įsiskiriantis labai. Ir kaip tik šiandien mes rašinėjom, jis vis dar nestartavo prieš Francisco Cerundolą, vis dar... Gal grįšim, gal spėsim antrą setą. Žinok, interrupted vis dar, politaus nesigauna. Tai dabar tu komentavai ir paskui, kad prasidėjo balos, ne, tarp Musetį ir... Paskutinį tašką žaidžiant, taip užlyjo. Kas pirmavo tą paskutinį tašką? Aš nemačiau, nes važiavau. Buvo po 30, 5-4 bandė Musetį antram sete paduoti mačui. Ir ten reikėjo stabdyti, bet tą tašką leido sužaisti, kol jį žaidė, tai prilyjo ten, kad vos ne balas atsirado. Ir tada dropshotino Musetį ir kamuolys neatšoko. Dabar turi matchpointą. Matchpointą turi Musetį. Kažkada pratęs, jo. Turės daryti pilną apšilimą, kad sužaisti vieną tašką. Šiaip, nežinau, šachmatuose buvo kažkada prieš daug metų partijos atidėjimas, žinai, vėlesniam laikui ir paskui tas, kuris atideda, galėdavo pasiduoti, žinai, neateiti. Tai čia galėtum Medvedevas sakyti, aš nebeateisiu. Vienas taškas, aš nebenoriu žaisti. O koks 5-4 buvo? 5-4, viskas, jau ten, matchpointas. Ateis žaisti. Ateis? Vienu, kem trim? Kem trim? Ateis. Žiauriai keista, iš tikrųjų. Galbūt truks tik tai 5 sekundės. Šiaip nustebino, kad Medvedevas nepaėmė raketės arba beisbolo lazdos kokios ištašės ir teisėjų nesulaužė kokios kojas, nes iš tikrųjų turėjo stabdyti prieš tai. Bet čia iš tikrųjų, kaip iš Medvedevo pusės, tai čia beprotybės, taigi labai nemėgo gruntą, dabar jau eskaluoja tą temą, kad oi, ne, aš myliu gruntą. Kažką reikia daryti, žinai. Šiaip iki to, ko jis nemėgo, jis šiaip mėgo. Šiaip visai gerai ten žaisdavo. O kalbant apie Sinerį, tai ką, 2 mačus jis kokios laimėjo, ir su Cerundolo mes mačo dar nežinom, ar apskritai šiandien bus jisai. Cerundolo yra puikus. Ar tu pastebėjai, kaip jis užaugo? Jis šiam sezone, Cerundolo, dar galim pakalbėti drąsiai, nes Cerundolo visiškai nusipelnė to. Jisai visada su Alcarazu daugiausia pergalių šį sezoną. Ir Zverevas žlugdė. Ir pavyzdžiui, pats Zverevas pasakė, kad aš nežinau, kaip prieš jį žaisti. Jisai žiauriai gerai užgalinės linijos. Nežinau, ką darysiu. Jis iki tol, kol pradėjo čia visus daužyti ant grunto, šiaip yra labai geras hardo žaidėjas. Iš tikrųjų, tarsi viskas jo yra gerai. Bet jis atrodo, kad, atrodo toks gruntinis, žinai. Matai, dėl to, kad argentinietis šiaip jo... Dėl to, kad rezultatai. Dėl to šiaip brolis jo yra visiškai gruntinis žaidėjas, o šiaip Francisco jis toks... Žinai, kiekvienoje šalyje būna, pavyzdžiui, kokie, žinai, Ispanijoje, koks nors ten Roberto Bautistagutas. Jo, o galėjai patikėti, kad Lietuva turės gruntinį žaidėją. Supranti. Tai va, tai žinai, visur būna tokie, žinai, įsiskrinti žmonės, žinai, kur visi žaidžia ant grunto, o aš žaisiu ant hardo, žinai. Ir, tai va, o jis toks yra ir ten gerai. Šiaip čia yra toks labai, labai gera ta kombinacija, nes manęs klausinėja visi čia vėl off-topikas, žinai, iki kiek galėtų Vilius, žinai, pakilti reitinguose. Ir aš tada žiūriu, žinai, kiek... Reikia atsakyti iki tiek ir tiek. Mažinau, jo, bet aš žiūriu reitinguose, žinai, tiesiog pasižiūrėjau, kiek pirmam 50 yra grinai grunto žaidėjų. Kurie ant hardo iš viso nepersidirba, žinai, koks Bajesas, ten dar kas nors, Čeveri koks nors. Ir 2-3-4, žinai, max. Tai, žinai, vis tiek reikia gerinti žaidimą ir ant kitos dangos, nieko nebus. Vyko mačas į tą pačią temą. Bublikas su Menčiku. Ir Bublikas tiesiog skėšio rankomis ir visada buvo toks. Wow. Ir nuėjo pasikalbėti atsisėdo per susikeitimą ir bokštelio teisėjai sako, o tu gali patikėti? Sako, tu atsimeni tenisą prieš 5 metus. Top 50 aš galėjau ateiti, labai lengvai žaisti. Buvo toks lengvas tenisas. Dabar tas bičas sako, kur jisai? Top 5 gal? Top 3 kur jis dabar yra? Aš sako, aš pralaimėsiu šiandien. Tiesiog tai va. Žinok, jis tą pakalbėjo ir, žinok, jam pritarė po savaitės Kasparas Rudas, sako, nebegaliu, sako, lengvai paim pergaliu. Daugybė buvo komentarų, kad, Iš tikrųjų, tai ir kai jau Kasparas pasako, tai jau pradėti tikėti, žinai, jo, nes iš tikrųjų ir matosi, kad kai kuriuose mačuose Kasparui žiauriai sunku, jis nepramuša varžovų, jie jį pramuša. Nes jam reikia tada, žinai, maksimaliai kiekvieną mačą dirbti. O atsimenu, būdavo anksčiau, žinai, koks nors Benoit Peras žaisdavo turė, kur ateina, žinai,
vieną tašką kažkaip pralaimi, sudaužo raketę, susinervina, pradeda daužyti auto, žinai. Tai va, tu gali atėjęs, žinai, sužaisti su juo per 5 minutės. Nes tiesiog žmogus išprotėjo. Tai tie expectations, žinai, kad pasiekti 50 yra labai nelygus dabar ir prieš 5 netgi metus galvoju. Ne tai, kad 10. Taip. 5 metus yra labai netolygų, nes jeigu tu dabar galvoju, kad jeigu tu esi talentingas, tave iš karto mato treneriai, tave iš karto motyvuoja geri pinigai visų pirma, milžiniškai pinigai, tenisas turi labai daug pinigų, būtent top 100 žaidėjim, top 50. Ir jei tu esi geras, iš tavęs padarys žvaigždė viskas. Anksčiau, matyt, buvo ne taip žiūrima gerai fizuchos ruošimą, atsiprašau, čia toks krepšinio terminas, bet... Nu, iš tikrųjų. Stebėjai, ne šitą, kad lygis yra... Ir išsilaikyti tame lygiai, žinai, yra reikalų. Nes, pavyzdžiui, aš galiu, žinai, yra tokie žmonės, kaip, pavyzdžiui, Alejandro Davidovičius Fokina, kuris buvo kem 5, dabar jis tobulėja, bus gal 25, 20. Nu, čia tokie, žinai, bet pavyzdžiui, jeigu tu koks esi, nu, tavo lubos yra ten, žinai, kem 5 pozicija ar kem 2, tu nebūsi aukščiau, bet tau reikia nenukristi ir žemiau. Tai yra koks nors, pavyzdžiui, Markusas Gironas, žinai. Paprastas žmogus, amerikietis, žaidžia gerą tenisą, normalų žaidėjas ir jau kokius 3 metus laikosi ten top 5, žinai, kas nėra lengva, nes tu turi išlaikyti tokį pat lygį, žinai. Laimėjo šitam turnyrą prieš Taurą Fricą, pavyzdžiui. Taip. Nežais nei smarkiai geriau, stengiasi nežais nei smarkiai blogiau, žinai. Tai, žinai, ir tokius žmonės mes juos praleidžiam dažniausiai pro akis, o, pavyzdžiui, kiti ten koks Laslo Džerė, žinai, buvo 23, paskui koks 120, paskui grįžta, žinai, vėl, žinai, koks 5. Ne visiems tai paprasta, žinai, tame lygiai, žinai, išsilaikyti. Ir dabar šalia Viliaus yra krūva žaidėjų, kurie yra, dar prieš metus jie buvo, žinai, top 50, pas Niklasas Džerė, dabar yra 150, neapginė taškų. Hau, ne? Ir bum, visiškai. Tai iš tikrųjų čia esminis dalykas, kad kuo tu esi stabilesnis, tuo tu esi geresnis. Akivaizdžiai pamatėm tai. Akivaizdžiai, tai aš būtent dabar visą sezono pradžią nestabilumo, nuo pat pradžios buvo chaosas, taip. Bet tie, kas stabilus, jie gal ir praloš kažkada vieną mačą, bet vis tiek jie laiko. Tai žinai, Serundau irgi pralaimi, Alcarazas irgi pralaimi, Davidovičius Fokina čia krito prieš De Jongą 0-6, 2-6, bet jis vis tiek žaidžia gerą sezoną, tai žinai, vienas pralaimėjimas, gal jis blogai jautėsi, aš net nežinau, kas nutiko, bet visiems tokių dienų pasitaiko, bet stabilumas viso sezono metu yra iš tikrųjų tas dalykas, kur labai sunkiai pasiekiamas. Turi turėti patirties, vėlgi kalbant apie Vilių, žinai, kai jau bus jis, pavyzdžiui, 7-5 ar koks nors 5, galės žaisti visose turnyruose. Reikia tada tvarkaraštį sudaryti, žinai, tada reikia pasidaryti planą, aišku, ten, žinai, metų, kur tu važiuoji, kur tu nevažiuoji, ką tu darai, kaip tu valgai, kaip tu skraidai, kaip tu ruošiesi. Pasme, kosmosas visai čia kitoks. Neužtenka tik, dabar Vilius bus 50-ukas, čia yra... Ir dabar žinai, pateko, žinai, kažkur ir dabar visur važiuosim žaisti. Nu, irgi negali, žinai, turi žinot, kaip daryti, kaip reaguoti į pralaimėjimus, į pergalės, ką daryti, žinai, kosmosas iš tikrųjų, daug įvairiausių iššūkių, žinai, apie kuriuos aš net nežinau, nes aš nesu ten viduj, bet supranti, žinai, veiklos yra, žinai, ką darai tarp sezonėje, žodžiu, wow. Dabar padarom muzikinę pertraukėlę. Padainuokim kažką? Aš atliksiu kūrinį. Ai, gerai. Italų kalba. Persigalvo. Ką galvoji? Kas laimės Romą? Čia sudainavai tu kažkaip? Gali sudainuoti šitą klausimą? Gerai. Kaip tu manai? Kaip? Gerai, užteks jau, jo. Iš tikrųjų, žinok, klausimas, kadangi, žinau... Girdi, daryk, čia langus jau man čia jau bėga viskas. Kadangi mes absoliučiai nežinom, kaip šiandien baigsis diena ir mes nežinom netgi jau rytoj, kai žmonės klausysis, paaiškės, kad kokie tas pats Medvedevas, žiūrėk, grįž po... ir laimės prieš muziką. Ne, čia būtų labai juokinga iš tikrųjų. Būtų juokinga, jei pratestų mačą lyjant ir Medvedevas įsiliptų į balą, kur, žinai, paslystų ir tada įsivaizduoja, kas dėtųsi kortę. Tai būtų baisu labai. Bet žinok, šiaip labai nustebino, kad nieko nepasakė, bet šiaip iš tikrųjų aš manau, kad koks nors, šiaip logiškiausia būtų, kad laimės Sašas Zverevas. Bet tu supranti, vėlgi, kaip ir logiškiausia, bet jo šiandien laukia Arturas Fisas, kuris gali šiaip užbaigti Zverevo turnyrą. Gruntinis žaidėjas jis mėgsta gruntą. Jis visoks, iš tikrųjų, jis viską mėgsta, jis gali žaisti. Bet iš tikrųjų, jeigu Zverevas praeina, mano požiūrė, jeigu jis praeina, žinai, Arturą Fisą, tai toliau laukia koks nors... O pastebėjai, kad Zverevas labai kompleinino, ne tik Zverevas apie kamuoliukus vėl? Tai visi kompleinina, bet... Čia tiesiog trendas toks ar... Aš manau, kad skiriasi iš tikrųjų. Aš manau, kad sunku pramušti tais kamuoliukais ir ypač kokiam Medvedevui, kuris iš tikrųjų, siaurų rankų. Bet matai, kad dar ir danga,
Tipo, anksčiau būdavo, kad Romos danga labai panaši Roland Garroso, tai todėl labai taip ir sudėliau turnyrus, panašiai dėliau dangas, kad pasiruošti būtent Roland Garros turnyrui. Ir sako, kad pakeitė dangą, dabar iš vis lėtesnį dangą. Bet aš tikrųjų pažiūrėjau, serbai eina, pavyzdžiui, 2.20 paduoda, be problemų visi gražina. Visi gražina. Gražina ne tai, kad tik gražina gilesnį. Tai va įdomu. Dėl to Piaukai Piečiai Perikarui buvo sunkiau, bet Menčikas, pavyzdžiui, su Hurkaču gerai, tam tu eisų prišaudė. Iš tikrųjų, aš manau, kad Zverevas, aišku, Alcarazas yra visai tame sąraše, bet Alcarazo laukia ketvirtfinalį, žinai kas? Žinau. Jackas D. Vienintelė, kur žinom, ketvirtfinalį. Jackas Draperis. Remačas dar vienas. Ir čia bus žiauriai įdomu. Sene buvo paskutinis susitikimas. Kur jis spaudė žiauriai, kur Draperis laimėjo. Taip. Tarsime, kur Alcarazas buvo spaudžiamas kaip neatsimenu kada. Kaip Sinerio atrodo. Kaip Sinerio ir ne kas kart Sineris jį taip paspaudžia. Tik šį kartą pasikeitė danga. Ir tai, aišku, Alcarazui patogesnė danga, bet jis vis dar su to įtvaru, žinai. Jisai tikrai prisisaugo. Draperis geros formos. Matai, jis pats nepasakys, ar man skauda ar ne. Jisai sakė, aš jaučiuosi, pagaliau po šito paskutinio, ar ne, prieš tai dar mačo pasakė, kad po šito mačo aš jau jaučiuosi puikiai. Žinai, aišku, jo prioritetas yra Roland Garrosas, čia, žinai, įsivaizduok, tu čia, žinai, dabar trumuojasi ir neapgini savo ten reitingų taškų. Nu, čia būtų. Tai... Jo, bet dar aš biškai noriu bėgti Romą. Žinok, aš kitais metais planuoju važiuoti į Romą. Ar tu matei, kaip viskas atrodo? Afigenai, ta prasme. Atsirado naujas stadikas. Wow. Super tenis arena. Taip gražiai viskas atrodo. Vieną iš mačo metu žaidė super tenis toje arenoje ir, supranti, girdžiu didžiulį triukšmą iš kažkur, žinai, šalia. Ir aš galvoju, centriniam korte kažkoks siautimas vyksta. Iš tikrųjų pasirodo ta super tenis arena, jinai trečia pagal dydį. Jinai pastatyta prie pat olimpinio stadiko. Taip. Futbolo. O ten žaidė Latvijos su Juve. Ir buvo komandų pristatymas. Ir ten realiai kaip tik žaidė Džerį su kažkuo. Nebepasakysiu. Susirunduvo, jo. Ir atrodo, kad mačas baigėsi. Džerį gali paimti čemodaną savo ir pereiti 25 metrus iki stadiko ir iš karto pasižiūrėti. Centrinis kortas yra per kokį pusę kilo. Ten netaip gerai girdisi, bet čia prie pat. Ir aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas transliaciją, aš girdžiu, ar įvarčiai krenta ar ne. Iš tikrųjų, o kitoj komentatoriniai sėdė Ervinas Kvitkauskas ir komentuoja Latvijos su Juventus. Ir tas buvo žiauriai keista ir įdomu. Tai aišku, tam turnyrui reikia stogo. Vis dėlto. Jie planavo tą stogą, bet čia yra didžiulis projektas. Šis centriniam kortas, aš manau, privalo būti stogai. Nes dabar būtų tęsiamas mačas su Sineriu tiesiogiai. Bet šiaip labai gražu šalia tos upės, nežinau, upės pavadinimu, gal jūs tam stapona žinosite. Aš bijau pasakyti dabar nesąmonę. Naujojo popiežiaus upė pervadino, žodžiu, dabar Amerikos upė vadinasi. Garantuoju, galite net nečekinti šito fakto. Tai yra naujojo popiežiaus Amerikos upė. Bet šiaip labai gražu, kad tai yra didžiulis tas visas centras, kur tu gali tiesiog vaikščioti. Foro Italiko. Tai yra, aš čia, kad dabar jei matėt, ką tik atlikau tokį veiksmą. Ten lietuviai skraidė. Jo, įspūdingai ir Sineris treniruojasi, ir mačiau, ir merginos, man atrodo, žaidė, ar kažkas žaidė, žodžiu, ar Kokova. Man siuntė kolega, vadinasi, ir jo komentavimo metu šitas buvo. Jo, ir tiek, kiek ten, jau kokio 6 ar 9 lėktuvai su Italijos tais dūmais praskrydo ir ne kartą. Tai fainai ir šiaip toks gražus, juolab fanai. Ta prasme, kaip futbolo stadione, žinai, Sineris, kai pradėjo žaisti, sugrįžimas, buvo beprotystė. Jo, o jis visas juodas toksai, žinai. Šiaip, aišku, žiauriai smagu, man labai smagu, kad Viliui teko pažaisti ir Petrandželį, ten to įdubo, fantastiška ta arena. Ir centrinis kortas gal netgi, kadangi nėra tuščias, toks atrodė gal, žinai, koks apleistas, žinai, Kolizėjus, bet Petrandželį buvo absoliučiai pilnas ten, žinai, ir parodė per tą bendrą transliaciją. Mes per 2 kanalus komentavom šį Vilių Gaubą, nes iš tikrųjų aš atėjau komentuoti, mes nemanėm, kad ten rodys jį per pagrindinį tą kanalą, bet kažkaip sukrito taip transliacijos, kad jį rodė iki galo ir buvo galima pasirinkti tarp Giedriaus Vaitkevičiaus ir mane. Tai dabar... Ne, aš su tavim žiūrėjau, man atrodo. Tas buvo žiauriai įdomus dalykas ir pas mus, žinai, darbuotojas ten, kur, žinai, dirba išleidime, klausia, kodėl jūs dviesi komentuojat? Skanuoti, jeigu kas nors ten nutiks, jeigu perjungs į Sinerį, ar ne į Sinerį, ten į Draperį, jeigu perjungs, mes liekam be Viliaus, bet kadangi ten buvo antros seto pabaiga, taip ir neperjungė, žinai. Žiūrėk, iš anksto mes norim atsiprašyti, jūs nepykite, bet Vilius pasiekė
beprotišką pasiekimą Lietuvos istorijoje. Ir mes dėl to, kas 5 minutės vis grįžtame į tą temą, nes iš tikrųjų daug temų, tai visas bandom pagauti ir taip struktūrizuoti šiandien nepavyks. Ne, šiandien nepavyks, šiandien mes važiuosim taip, o nuo kitos savaitės tikimės, kad pastoviau sugrįšime, nes lauks mūsų įspūdingo grožio ir manau, kad čia staigmenos baigsis. Pastebėjai, kad jau tenisas baigėsi staigmenos, viskas apsiramina, ne? Ir Roland Garros aš galvoju, kad nebus jokių staigmenų. Bus taip, kaip ir turi būti. Karlito čempionas, antra vieta Djokovic'us. Antra vieta. Trečia Sineris. Kas stovė ant podiumo? Aš įteiksiu. Sineris gal Muzetė koks ant podiumo gali jau stovėti, nes iš tikrųjų ant grunto Muzetė fainai labai. Muzetė žaidžia ir elegantiškai. Jis nusikirpo plaukus. Bet jie, tai ką dabar, tu jau anksčiau sakėjai? Jo, aš sakysiu kiekvieną podcastą dabar aš. Bet tu irgi dabar atrodo kaip nusikirpęs plaukus. Tikrai? Ką darys. Bet kol dar vyksta nuostabos grožio Roma, nes visi keliai veda į Romą, paspėliojam. Kas laimės Romą? Gerai, aš sakau Zverevas sakau. Nes man atrodo, kad Sineris šitas, kad Alcarazas kažkur paslys pakeliui. Nežinau kodėl, neturiu jokių argumentų, nes iš tikrųjų žaidžia visi gerai. Ir Zverevas žaidžia gerai, ir Alcarazas žaidžia labai gerai. Sineris aš manau, kad Karlita nežais 100%, kad būtų... Vat įdomu, ar jie aukoja turnyrą dėl Roland Garroso, pavyzdžiui? Jeigu jis žaistų traumuotas ir žaistų trečią setą, jis žaistų, bet jeigu jis, pavyzdžiui, pirmą setą pralaimi ir žaidžia antrą traumuotas, tada gali nusimti tiesiog. Tarsime, jeigu ta trauma yra tokia, kur gali būti blogai, pavyzdžiui, jeigu tai yra čiurna, įsivaizduokim, teoriškai, jeigu tai yra čiurna, kur blogiau nebus. Bet aš turiu minį, kad truputėlį, jeigu tu ją krypteliai, tada tu gali ten susitipoti stipriau, žinai, ir blogiau nebus. Tiesiog ir geriau nebus. Bet jeigu, pavyzdžiui, koks nors, žinai, įtrukimas raumens ir tu gali pasidaryti savo blogiau, tada tu ką darai? Tu jau tada neberizikuoji. Tai va, tiesiog jie tuo metu ateina koks nors gydytojas ir klausia, žinai, kad tu klausi, gali būti blogiau ar negali būti blogiau. Sakys, ne, blogiau nebus, tiesiog va, šiandien toks tu būsi. Tada jie žaidžia, žinai. Tai va, jeigu kažkokias yra problemas sveikatos, tai jis turi jau spręsti, žinai, ką daryti. Aš dabar žiūriu, prieš ką Musetė žais. Tik laimės Musetė prieš Medvedevą, aš manau, ne? Aš galvoju, kad būtų labai faina, kad Roma po NN metų laimėtų Talas. Būtų smagu, ne? Būtų smagu. Būtų toks simbolinis šiaip dalykas. Tai, žinai, Muzetė prieš FISA arba Zverevą irgi kosmosas. Tarsime, šiaip Zverevų šiaip nėra lengvų kelių. Šiaip junginės telika laukia dabar žiauriai geri mačai. Ir šiandien žiauriai geri mačai, bet gaila, kad lietutis truputėlį patrūkdė. Bet tai, jeigu šiandien nepavyks visų mačų užbaigti, vadinasi, rytoj bus kitas tvarkaraštė tada truputėlį. Tu taip šauni, kad Zverevas ir viskas, ne? Žinau, man šiaip... Man antras setas, šiaip jis, kadangi pernai laimėjo, antras setas prieš Vilių. Nežiūrė aš į Viliaus žaidimą, tiesiog Zverevas pradėjo pats su savim ten žaisti kosmosą. Užsikūręs. Forehandas buvo 9,7 ar 8. Bet ir backendas viskas užsikūrė iš visų pusių, jis ten, žinai, kumštį ten gniaužė, jau 5-0 pirmaudama, žinai, matėsi, kad gerai jaučiasi, žinai. Tai atrodo toksai jau labiau į tą formą įėjęs, galbūt lyginant su Karlito, bet aš negaliu jų lyginti, nes jie gali tik finale žaisti. Tai, žiūrėk, gal dabar Zverevas raško savo skanius vaisius, nes jis ta žaidėjas, kuris anksčiausiai pradėjo žaisti ant grunto šį sezoną. Jis į Pietų Amerikoje fiasko patyrė. Ten važiavo maistą paskanos pavalgyti. Jo, bet jis jis jau palėtė gruntą, kol kiti dar žaidė ant hardo. Miami visą kitą. Galbūt čia ir gal dabar tėvai. Čia tokia preliudija, žinai. Bet... Žinai, gal kaip tik gavo daug per nosį. Šiaip Zverevas toksai yra žaidėjas, kur žurnalistams nėra žiauriai malonu su juo. Jis vizualiai atrodo toks fainas, draugiškas. Bet aš visiškai, žiūrėk, man dabar vėlgi tas dalykas. Man žiauriai viskas. O, papa. Žodžiu. Gelbėkit mane. Man žiauriai nepatinka, kad, pavyzdžiui, yra superstaras ir sako, tai jis pasikėlęs, jis su žurnalistais prastai bendrauja. Koks jums skirtumas? Kaip jis nori, tai bendrauja. Jisai superstaras, jis tikrai išmano tą sportą geriau. Ne, matai, jo, viskas yra logiška, bet tu tos žmonės, kurie tave kalbina, tu matai kiekvieną savaitę. Ir jie tikrai neturi intencijų, žinai, tavo užduotį. Jie nesikeičia, čia nebūna. Ne, aš turiu minėti tos ITP tie žurnalistai. Tai tie patys? 2-3 žmonės tie patys važinėja per turnyrus. Bet kurie kalbina kortę po mačo būna skirtingi. Ne, bet tie, kur vedėjai, ten tie, supranti, to viso transliacijos, kur publikai kalbina. Jo, tai čia buvo vienas kažkoks grybas senukas, kur visus nervino ir paskui jį paliesavo. Ir Djokovic'į nervino. Jeigu tai yra grinai to turnyro kažkoks žmogus, kuris ten per mikrofą tave kalbina, tai ok, bet tai yra tie, kurie grinai ITP, kur mes gaunam jau, žinai, pas mus, tie jau jie pažįsta to žaidėjus ten, žinai, 100 metų ir buvo toks klausimas, žinai, žiūrėk, šiais metais buvo daug tokių ankstyvų, žinai, pasitraukimų iš Masters turnyrų, o čia Romui tu pradėjai, žinai, sėkmingai. Koks jausmas? Iš tikrųjų, formuotė galbūt nėra tokia, o Zverevas sako, aš sako, tų mačų jau net neprisimenu.
Sako, aš čia laimėjau prieš porą savaičių Müncheną, apie kurį mes dar nepakalbėjom jo, bet ir nekalbėsim. Laimėjau tiesiog Müncheną per savo gimtadienį beje. Sako, aš prieš porą savaičių laimėjau pagaliau savo turnyrą, žinai, pirmą. Aš žaidžiu gerai, laimėjau turnyrą. Apie tos net aš net negalvoju, apie tos visus pasirūkimus. Čia jūsų darbas uždavinėti durnus klausimus. Ir toks, žinai, ir matosi, kad kolega ten truputėlį pradėjo striginėti, žinai, nu, šiaip, nu, nevertas buvo tokio, žinai, tokio atsakymą, bet Zverevas tiesiog bando visiems parodyti, kad mąstau į priekį, negalvoju apie tai, kas buvo, gal ir tvarkingai, bet tu gali tą pasakyti, iškomunikuoti paprasčiau. Aš tik tiesiog dabar dar noriu tavęs paklausti, aš norėsiu pats pažiūrėti, kaip tu atspėsi, gerai? Tai kaip manai? Muzetė ar Medvedevas pabaigs pergalę? Muzetė. Gerai. Jau čia, kai šiais podcast'o gero bus, bet aš labai noriu patikrinti jį, kaip čia kas. Sineris ar Serundolo? Serundolo gruntinis, Sineris. Ne, man ne tiek, kad gruntinis tiesiog jis super formai ir aš negaliu sirgti prieš Sinerį, bet man žiauriai patinka Serundolo. Ir aš manau, kad čia bus... Čia bus žiaurus man. Čia bus žiaurus, bet žiūrovai dar visą kitą. Serundolo gali net laikyti įtampos, bet aš statau už Serundolo tiesiog, nes labai smagu bus. Žinok, aš ir palaikysiu Sinerį. Aš galvoju, aš noriu, kad tas bičas pakeltų Karlito ir dar tokius porą bičių į kitą lygį. Nu, aš manau, tarp jų yra visa kita. O galbūt tas pats Serundolo įsirašys netyčia tarp to 5, žinai. Fisas ar Zverevas? Nu, žinai, jeigu Zverevas gauna prieš visą 3 kartą išėlės, tai eis virvės žmogus ieškoti Romoje pirkti, tai aš statau už Zverevą. Tai va čia, mėlyjei, pasirašykite visi. Čia ramu. Zverevas netampa čempionas, gauna nuo Fiso, aš galvoju. Visiškai realu, žinok, iš tikrųjų. Abu kartus ant grunto gavo šis metas. Tomi Polas ant grunto ar Aleksas Deminoras? Čia šį vakarą turbūt, bet manau bus rytoj. Sakyčiau, ant bet kurios dangos Deminoras, vien dėl to, kad tiesiog žmogus nenori klysti, o tas nori klysti. Nors yra daug talentingesnis žaidėjas už Deminorą. Aš, žinok, palaikau. Deminoras. Aš labiau palaikau. Kartais, žinai, būna spėjimai tokie, o dabar spėjimai simpatija, man labiau Deminoras. Man Polas tiesiog nepatiko. Man jis žiauriai patinka. Man jis žiauriai patiko, bet kaip jis pradėjo grybauti, pateko 10. Na gerai, tiek to. Jo. Munaras Rudas. Rudas. Nors šiaip Munaras yra tas žmogus, kuris, žinai, tokia kaip pelytė visur, tu jį nematai. Pirmais netrodo kaip tenisininkas. Netrodo. O žaidžia taip, kad tu negali jam tašką įmušti. Ta prasme, ant grunto jis viską tau grąžina, ramių veidų vaikšto, salankiai ten viską, abu iš Rafos akademijos, bet tiesiog vienas šiek tiek aukštesnio lygio, tai tiesiog kantrybės nepritrūks. Rudas turėtų pasimti. Nu ir ką? Šiaip off topikas, Munaras Šeltoną atbeldė 6-2-6-1. Jo, Šeltoną gruntas labai. Ir kordą 2 sečiais. Tomi Polas, žiūrėk, ant grunto šiek tiek dasibeldė iki neblogo rezultato. Žinai, žaidžiant įprastą tenisą, ant savo neįprastos dangos, tai vis tiek gali laimėti kažkokius mačus. Bet vieną turim ketvirtfinalį, žinoma, tai yra Draperis su Karlito, ne? Tai čia, ką ir minėjom, bet noriu paklausti dar kartelį. Ar galima jūsų mielas kolega paklausti? Aš nežinau, kaip čia baigsis iš tikrųjų. Ar Draperis visgi ar Karlito karas? Su kurio permėgatu? O, atsiprašau. Ne tas podcastas? O kuriam podcast'e tai aptarinėtum? OnlyFans aš turiu tokį podcastą. Draperis ar Karlito? Karlito? Karlito atkeršins. Reikia revanšuoti. Vien grunto šitas faktorius, aš manau, lemia. Aš galvoju, kad Karlito čia laimė, puikiai pasiruošė Roland Garrosui ir Roland Garrosui bus, aš manau, fantastiškas Roland Garrosas, bet kad būtų fantastinis Roland Garrosas, reikia mums fantastinio Novako Djokovičiaus, kuris sakė goodbye my lover, goodbye my friend. Andy Murray'us tai pasakė ir išsiskyrė. Kieno šitą dainą yra? James Blunt? Ne? Aš nežinau, iš tikrųjų. Man atrodo, James Blunt. Sorry. Čia per Kelias iš žvaigždės prieš 20 metų, kai Rūlė bučiavo Vilį. O, man. Gerai, šitą irgi iškirpsim. Žodžiu, tai... Iškirpsim nieko. Iš tikrųjų, nepaja projektas, bet čia taip sutapo, kad vienas tik baigė karjerą ir nėra iš tikrųjų treneris. Palauk, čia žiauriai paja projektas. O tu nežinai. Tai Andy Murray'us laikė didžiulę nuoskaudą visą savo gyvenimą už visus pralaimėjimus prieš Novaką Djokovičių. Ir jis sutiko bendradarbiauti ir pakišo didžiulę kiaulę, sukniso visą finalinį karjeros etapą Djokovičių ir dabar išeina pakeltom rankom pas, nežinau kur. Kažkur jaučiu į pabą kokį nors. Informuokit, kai jis baigs kalbėti. Klausau viską. Tai čia iš juokauju. Šiaip daug ką juokavau šiandien. Iš tikrųjų, kaip... Kaip vertini šias skyrybas? Aš nežinau, tiesiog Džoko žiauriai, atrodo, krito fizinę formą. Ir motyvacija. Ko gero jam reikia ne
teniso trenerio, o labiau galbūt kažkokio žmogaus, nu, kuris gali pastatyti ant kojų tokiam lygio, kokiam reikia. Nes šiaip Grand Slam jis gali drąsiai iki 4-0, o ten jau dažniausiai šiaip Alcarazas turbūt laukia pagal reitingą, kiek aš mačiau. Taip, įdomu, kiek tik sveikas bus. 4-0 Alcarazas? Arba Zverevas, nežinau, kuris iš jų ten trečias bus. Tai tokie reikalai, žinai, tai klausimas. Ar liūdna tau dėl to? Man dėl ko? Ne šalta, kad jie buvo kartu, buvo faina, nu, pamatyti legendas. Šiaip ketvirtfinalį vis tiek visada būna geri. Ne, aš kalbu apie Andy Murėjų. Andy, nu matai, nėra variantų iš tikrųjų labai daug. Per savaitę, per mėnesį tu negali nieko pagerinti. Matai, kaip dabar šitas Rubliovui nepadeda kol kas, bet konstruoja iš naujo. Ten kažkas ten vyksta, bet ir laiko dar turi Rubliovas. Bet Rubliovas nesinervina, pastebėjai? Dabar apsiramino ir sakė, vyksta darbas. Tai kai toks tavo treneris tokios stotų, tu jai pasakė, matyt, kad jei bus, nors vienas susinervinęs, tu štai bus. Buvo kažkurį kartą, žinai, kokie padarimai jam davė kažkur ar barsą ir kur, sakė, misteri, prašau pajudinti šikną. Tas met tiesiog toks buvo, žinai. Su šia fraze, misteri, prašau pajudinti šikną ir važiuokime namo. Mes atsisveikiname, ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Teniso pulsas. Susitiksime, labai tikimės, kad po savaitės labai pasistengsime, nes laukia, įspūdingo grožio turnyras, Grand Slamas, 4 Grand Slamai, todėl praleisti vieną būtų nuodėmė. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti subscribe ir iki kitų kartų. Čiau. Iki.